Sveikas, Mindaugai. Mindaugai, norėčiau paklausyti tavęs poros klausimų. Ko tikitės iš žmonių, klausančių šio pranašysčių seminaro? Ko aš tikiuosi, kad jie pamils tiesą. Jiems patiks ta tiesa ir jie norės sekti tą tiesą. Ir tai, kas apreikšta toje Biblijoje. Tai galbūt pagrindinis toks dalykas. Beje, ar tu tiki, kad Nebukadnecarą karalių pamatysi rojuje? Taip. O kodėl tu taip manai? Biblijoje jau yra taip, kad jeigu baigėsi pasakojimas apie vieną arba kitą žmogų, tai dažniausiai baigėsi to žmogaus ir gyvenimiškas, dieviška interpretacija to žmogaus gyvenimui. Tai Danieliaus knygoje yra skirti 4 skyriai karaliui Nebukadnecarui ir baigėsi jo gyvenimas Dievo išaukštinimu. Tai visi tie skyriai kalba apie tai, kaip karalius iš visiškai netikinčio tapo visiškai tikinčiu. Aišku, aš nežinau, kaip viskas bus, bet sprendžiant iš to viso konteksto, aš manau, kad jisai bus rojuje. Tai jeigu to bus proga susitikti su juo, kokį tu pirmą klausimą užduosi Nebukadnecarui? Aš manau, jeigu Nebukadnecaras bus rojuje, tai jau bus eilė žmonių, kurie klausimų. Tai aš tiesiog klausysiu. Ir aš net nežinau, kokį pirmą klausimą paklausčiau, bet bus labai įdomu paklausyti jo paties patirties iš pirmų lūpų. Tai galbūt tiek. Ačiū Mindaugai, linkime sėkmės toliau. Gerai, ačiū.